Dar kartą kviečiu atsiversti pirmąjį laišką Tesalonikiečiams. Ir kol susirasite trumpas įvadas, kur mes esam, iki kur mes čia atkeliavę esam, kur iš tikrųjų dvasia atvedė iki šiol, turim pertraukas, kada sustojam, kada vėl grįžtam. Tai jeigu atsiminsite, tai laiškas gan jaunai bažnyčiai, be galo drąsinantis laiškas, kuris iš tikrųjų drąsina tikinčiuosius pasilikti tikėjime net tada, kada visuomenės spaudimas yra didelis, kada vyksta persekiojimai, tada, kada be galo daug pagundų yra elgtis taip, kai elgiasi pasaulis. Ir Paulius kaip tėvas, kaip pastorius, jisai rašo šitai bažnyčiai, norėdamas juos pagosti bei sustiprinti. Jeigu atsiminsit paskutinį kartą, kada buvau čia, sakiau, kad iki šiol Paulius nedavė jokių instrukcijų, ką reiktų daryti. Jisai pasakojo, tai aš girdėjau, jūs tokie, pas jūs ten tas ir tas vyksta, tokie dalykai. Ir atrodo, 3 skyriai tiesiog pasakojama, kas vyksta bendrai. Ir šiandieną turėsim žodį pagaliau. Ir iš tikrųjų pagaliau šiandieną žengsime į tą momentą, kur pamatysim, ką Paulius norėtų ne tai, kad pasiūlyti, bet ką jisai ragina ir pakankamai stiprinai ragina tos tesalonikiečius daryti. Iš vienos pusės Paulius jisai įdomus yra, jisai kartais sako, nors ir nėra reikalo jums rašyti, bet aš vis tiek parašiau. Tai šiandieną tą turėsime ir pamatysime ir tas dalykas atsispindės. Nuo savo pusės aš manau, kaip ir Paulius, jisai daug kartų sakė, jūs žinote, jūs jau girdėjote. Tai, ką šiandieną sakysiu, irgi bus tas pats. Jūs tikrai žinot. Jūs tikrai būsite girdėję ir aš neturiu nieko naujo šiandieną jums pasakyti. Bet kaip Paulius, kadangi jisai rodo gerą pavyzdį, aš pamėginsiu daryti taip, kaip jisai ir aš pamėginsiu vis dėlto padėti jums pažvelgti į tekstą ir pamatyti, ką jisai sako. Tai šiandieną žiūrėsime į pirmas 12 4 skyriaus eilučių. Tikiuosi, kad visi atsivertėte ir kartu galim paskaityti. Norėčiau pradėti iš tikrųjų nuo 3 skyriaus galo tam, kad įvažiuoti į tą pagaliau, nes tos paskutinės 3 skyriaus eilutės bus itin svarbios suvokti, kodėl tai dabar jau pagaliau. Taigi, tai nuo 3 skyriaus pabaigos, nuo 12 eilutės ir tada iki 12 eilutės 4 skyriaus. Viešpats te augina jūs ir gausiai te pripildo meilės vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jūs mylime. Tiesi sustiprina jūsų širdis ir padaro nepeiktinas šventumu prieš Dievą, mūsų tėvą, viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų jo šventųjų atėjimo metu. 4 skyrius. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos. Juk jūs žinote, kokių nurodymų jums davėme viešpaties Jėzaus vardu, nes tokia Dievo valia, jūsų pašventinimas. Kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savo indą šventai ir pagarbiai, o nevedamas aistringo geismo kaip pagonis, kurie nepažįsta Dievo, kad ne vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes viešpats už visą tai baudžia, kaip jau esame įspėję ir patvirtinę. Dievas pašaukė mus ne ištvirkimui, bet šventumui. Todėl kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris ir davė mums savo šventąją dvasią. Apie brolišką meilę nebereikia jums rašyti, nes jūs patys esate Dievo pamokyti mylėti vienas kitą. Ir jūs taip elgiate su visais broliais visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti vis daugiau pažangos. Stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuotis savo rankomis, kaip jums įsakėme. Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir jums nieko netrūks. Tai yra Dievo žodis ir norėčiau trumpai pasimelsti prieš pradedant pamokslą. Viešpatie Dieve, ačiū tau už tavąjį žodį, ačiū už tuos dalykus, kurie vis primenami mums,
Ir meldžiu Viešpatie, kad vėl ir vėl į juos įsiklausytume, kad jie būtų svarbus mums. Paruošk mūsų širdis, paruošk mūsų Viešpatie ausis, paruošk mano lūpas, nenusišnekėti, bet kalbėti tiesiai iš tavo žodžio, kaip yra parašyta, ir meldžiu, kad patrauktum visą, kas gali tam sutrukdyti. Meldžiu, kad iš tikrųjų tavasis žodis artintų mus prie tavęs, kad jisai šventintų mumis, kad jisai gelbėtų pražuvusias sielas ir stiprintų tikinčiasias. Esame dėkingi Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pradėsiu nuo tam tikros citatos. Tikriausiai daug kas esate girdėję tokį autorių, kuris parašė garsiąją Narniją, daug kitų knygų. Jis yra pasakęs taip. Kaip pastebėjo vienas didis krikščionių rašytojas, galbūt kas nors jį žino, George'as MacDonaldas, čia nėra daug tėvų, bet manau, kad tas pavyks suprasti. Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kada jo kūdikis pirmą kartą žengia žingsnius. Tai yra didelė diena. Tačiau nė vienas tėvas nebus patenkintas, jeigu jo užaugęs sūnus vis dar tebešliaužios ir teberopos. Panašiai, tas George'as MacDonaldas sakė, kad Dievą lengva yra pradžiuginti, tačiau labai sunku yra patenkinti. Apie ką eina kalba? Galbūt kažkam yra aktualu automobiliai, iš čia jūsų sėdinčių, galbūt kažkas kažką daro su jais. Jūs žinote tokį terminą automobilis ant tuščios eigos. Kas nežinote, tai yra terminas apibūdinti automobilį, kuris yra užvestas, jisai veikia, tačiau jo apsukos yra laisvos, jisai neturi jokio krūvio, jisai tiesiog stovi ir jisai nieko nedaro. Sieju šitas dvi iliustracijas ir duodu jums ir prašysiu jūsų pamokslo metu jas laikyti šalia savęs, kad matytumėt, ką aš tom noriu pasakyti. Nes matau, kad Paulius deda tiesiai į centrą šitų dalykų. Apie tuščią eigą krikščionio gyvenime. Bent jau, kad tai yra įmanoma, žinoma, jisai moko mumis, Dievo žodis moko mus nepasilikti tuščioje eigoje, bet iš tikrųjų dėti savo koją ant sankabos pedalo, įjungti pirmą, antrą, trečią bėgį ir judėti kažkur. Tai turėkit šitus du dalykus, iš tikrųjų tą tėvo džiaugsmą, kada jisai mato, kada jo ar senelio, ar mamos pirmus žingsnius kūdikio, ir tai yra didelis džiaugsmas, tai yra didelis pasiekimas, tačiau normalu yra tikėtis, kad kūdikis augantis, jisai ne tik išmoks stovėti, vaikščioti, dėti pirmus žingsnius, bet galbūt šoks nuo tramplino į vandenį, galbūt jisai žengs žingsnius prieš auditoriją ir kalbės kažką, ar gros, ar dar kažką panašiai, kad tai yra normalu tikėtis, kad be augant kažkur žmogus keičiasi ir nepasilieka toje pačioje vietoje, kur jisai buvo. Dabar keletas tokių įvadų, galbūt kam užkliuvo, neužkliuvo. Pagaliau. Tai jau truputį minėjau, kad tas pagaliau jisai rodo, kad mes dabar ritamės į, galima sakyti, viso laiško antrąją dalį. Jeigu mes prieš tai turėjom tokią teorinę, mes dabar biškiai einam jau prie praktikos. Pagaliau, broliai, gerbiamos seseris, moteris, tai nereiškia, kad šiandienos pamokslas ir Pauliaus žodžiai yra tik tais broliams. Mes taip verčiame žodžius, bet kalba eina apie visą tikinčiųjų šeimą. Ta žodis brolyje, jisai įtraukia ir jūs, tai šiandieną pamokslas taip pat ir jums. Tai nepasijauskite, kad kalbu tik tais broliams ir kalbu čia šiandieną ir už Paulių. Jisai sako, kad truputėlį dar atgal žingsnis, kol įsivažiuosiu jau į tekstą. Žinau, kad ne visada išeina struktūrą sekti, bet leiskit man jums padėti ir iš pat pradžių pasakyti, apie ką eina visas šitas tekstas. Arba kitaip tariant, kokia yra šito teksto pagrindinė mintis, kokia jo struktūra ir ką tas turi mums duoti. O po to visas pamokslas, tikiuosi, kad jisai atspindės šitos dalykus. Pats pamokslas, kaip aš jį pavadinčiau, kad Dievo valia tai yra tikinčiųjų pašventinimas. Ir viso šito dalyko pagrindinė mintis yra, kad tie, kurie tiki, jų gyvenime turi atsispindėti šventėjimas ir jisai laipsniškai turi būti progresuojantis. Arba kitaip tariant, iš tos užvediminės stadijos jisai kažkur turi tikinti įvesti.
Ką Paulius bando padaryti šitiems tesalonikiečiams? Jisai iš esmės neprimena jiems nieko naujo. Iš tikrųjų, tesalonikiečiai buvo pavyzdingi tikintieji, kad ir tekstas jisai pakankamai stiprus apie ištvirkavimą, bet kadangi visuomenė, kuri supo tesalonikiečius, verčia Paulių vėl priminti jiems, kur jie yra, kokios yra pagundos ir kokia trajektorija reikia judėti toliau. Ir tai, ką jisai rašo, turi juos raginti matyti savo aplinką, kur jie yra ir judėti to šventėjimo keliu. Priminsiu, kodėl skaičiau 3 skyriaus paskutinės eilutės. Tiek išgelbėjimas, tiek šventėjimas tai yra Dievo darbas mumyse. Daug paprasčiau su išgelbėjimu, kaip ir viskas aišku, kad Dievas, jisai mane išgelbėja, su šventėjimu gali būti truputėlį kebliau, nes atrodo, tai Dievas yra atsakingas už mano šventėjimą, bet dabar Paulius sako, darykite daugiau pažangos. Tai jūsų natūralus klausimas turėtų būti, tai palauk. Tai jeigu Dievas dirba už mane, jisai viską padaro, tai kodėl man reikia tą pažangą daryti? Taip yra su šventėjimu, kad Dievas, jisai kviečia mumis į tą šventėjimą. Tai nėra sąlyga kažkokia, kurią reikia vykdyti arba nevykdyti. Tai yra duotybė, kas vyks. Bet jūs joje dalyvaujate kaip aktyvus, laisvas, vadinkime, subjektas. Nežinau, ar tai padeda lengviau suprasti ar ne, bet tai Dievo darbas. Tačiau, ką šiandieną Paulius sako, tame darbe reikia daryti pažangą. Neišsigąskite tos pažangos, prieisime prie jos. Pats tekstas susidėlioja pakankamai paprastai. Mes turime nuo 1 iki 10 eilutės, jeigu neklystu, vienoje vietoje darykite pažangos ir Paulius dar dadeda, irgi darykite pažangos. Tame tarpe darymo pažangos yra keletas dalykų. Pažanga patikti Dievui, arba kitaip vykdyti jo valią. Antras dalykas yra laikytis tyrais, arba siekti savo tyrumo ir daryti pažangą tyrume. Tada trečias dalykas būtų siekti pažangos broliškoje meilėje. Ir galiausiai mes turime paskutinėse eilutėse šiandienos 10, 11, 12, kur sako, darykit pažangos savo kasdieniniam gyvenime, kurį stebi pašaliniai žmonės. Tai mes turim tokį momentą asmeninis gyvenimas, bendruomeninis gyvenimas ir tada yra socialinis gyvenimas bendrai pasaulyje. Tai čia tokia šiandienos struktūra, aš per ją bandysiu taip ir eiti. Tai mūsų asmeninis gyvenimas, bendruomeninis ir mūsų socialinis bendrai visame pasaulyje. Lendam į tekstą. Pati pradžia, kaip ir minėjau, pagaliau. Paulius sako, jūs jau žinot, jau jums yra viskas aišku. Mes neturim visko surašyta, ką Paulius sako kitiems žmonėms, bet aš neabejoju, kad jisai yra davęs daug nurodymų, kaip, kas ir ką daryti, tai nesigilinsime, nes jisai ir sako, ir mes tai davėm ne nuo savęs. Ir šiandieną, matot, aš stoviu, čia ne aš sakau, yra parašyta Viešpaties Jėzaus vardu. Kad visi tie nurodymai, visa, ką jie girdėjo, viskas yra, galima sakyti, su Viešpaties Jėzaus antspaudu. 3 eilutė, labai svarbi. Nes tokia Dievo valia. Gyvenime žmonės tikintieji dažnai ieško Dievo valios, nes jie nori pažinti tai, kogi tau Dieve reikia iš manęs gyvenime. Ir dažnai žmonės susikoncentruoja į santuoką. Tai Viešpatie, tai kokio partnerio man reikia, koks dabar turi būti mano vyras, žmona. Žmonės susikoncentruoja į darbą, tai ką aš turėsiu dirbti, kur aš turėsiu tarnauti, kur aš turėsiu keliauti. Žmonės važiuoja į vairias gyvenimo keliones, būrėsi bendruomenėmis tam, kad išsiaiškintų, tai ką Dievas nori, kad aš šiandieną daryčiau. Galbūt jūs čia sėdit irgi klausite to paties. Viešpatie, kodėl aš čia sėdžiu, kodėl aš esu galbūt sugrįžęs iš kitos šalies, arba kodėl galbūt planuoju keisti kažką gyvenime, ar gali man parodyti, kur aš turiu eiti. Ir šiuo atveju Paulius, galima sakyti, ne tai, kad praignoruoja visus tuos jūsų, kas vyksta širdyje, bet jisai duoda daug paprastesnį dalyką. Kokia yra Dievo valia kiekvieno tikinčiojo gyvenime.
Matote savo tekste, kas parašyta? Tai yra jūsų pašventinimas. Tai yra pamatas, ant ko turi stovėti kiekvienas krikščionis. Nėra paprasta. Ir dažnai mes kartais supragmatėjam. Ir mums visi tie dalykai, darbai, mūsų partneriai, mūsų šeima, karjera ir panašiai, jie ima viršų. Ir mes nebematome, kad pamatas iš tikrųjų, kam Dievas yra pašaukęs tikinčiuosius, kad jie taptų šventi. Kad jie taptų šventi toks, koks jisai ir pats yra. Toks, koks yra jo sūnus. Tas atvaizdas, į kurį kiekvienas tikintysis yra lipdomas. Ir Paulius čia jisai duoda mums tą momentą. Dar truputį prieš tai, irgi gal kažkam gali suvirpinti vidaus stygas, Paulius sako, kad mes privalome, aš taikau jau ir mums, ne tik ir tesalonikiečiams, mes privalom elgtis taip, kaip jisai nurodęs yra, bet dar svarbiau, mes turime patikti Dievui. Dabar atsimenat, nuo ko pradėjau, nuo to George'o MacDonaldo, nuo jo šitos įžvalgos. Kad yra tas momentas, kad Dievas reikalauja to, kad mes turime jam patikti. Dabar noriu užbėgti iškart jums, jūsų mąstymui už akių. Tas patikimas, jisai nėra šiaip sau. Ar žinot, ką Dievo žodis sako, kaip iš tikrųjų galim patikti Dievui? Kad galbūt kažkas galite pacituoti. Galiu pasufleruoti, kad laiškas Hebrajams 11 skyrius 6 eilutė. Dievui negalima patikti be tikėjimo. Bandyti Dievui įtikti be tikėjimo, tai galima pavadinti neužbaigiama darbų programa, kada tu stengsies ir atsimuši į tą, kad tu niekada tos programos neužbaigsi, nes visą darai iš savo jėgų. Bandai kiek įkabindamas patikti visiems, atrodo darai ir stengias, morališkai esi geras žmogus, bet Dievas ne to reikalauja. Jisai reikalauja save pamatyti labai žemai, kaip puolusi žmogų, ir pažiūrėti jo sūnų, kuriam tėvas yra pasakęs, bent jau 2 kartus. Štai mano mylimasis sūnus, kuris man patinka. Klausykite jo. Vienintelis žmogus, kuris patiko iš tikrųjų Dievui, yra Jėzus. Ir šituo pagrindu, šito tikėjimu, kada aš išgirstu tą Dievo balsą, štai mano mylimasis sūnus, kuris man patinka, aš tada jau nebežiūriu į save, aš žiūriu į jį. Žinau, kad jisai patinka tėvui. Ir tuo pagrindu, to tikėjimu, aš jau galiu pats patikti Dievui, turėdamas tikėjimą. Tad noriu dar vieną citatą pasakyti. Dėl šito dalyko, dėl tiek patikimo, dėl tiek Dievo valios gyvenime. Dievo valios mano gyvenime, jūsų gyvenime. Ištrauka iš 12 skyriaus laiško romiečiams, apie kurį tikriausiai greitų metu išgirsime, ką Edvardas pamokslaus. Tai labai neišsiplėsiu, bet pirmos 2 eilutės sako, todėl aš prašau jūs, broliai, dėl Dievo gailestingumo, savo kūnus aukoti kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Ir tai yra jūsų sąmoninga tarnystė ir labai aktualu Pauliaus žodžiai tiek tesalonikiečiams, tiek mums. Ir nesitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Patikti Dievui, mano mylimasis sūnus, kuris man patinka. Aš tikiu tom sūnum. Ir šituo pagrindu aš tada einu jau į šitą momentą patikti Dievui, bet dabar dar klaustukas yra,
bet daryk daugiau pažangos. Žmogus išgelbėtas yra, jisai jo variklis jau vadinkim užvestas yra iš tos pražūties, sutvarkytas starteris, karburatorius, kas tik norite, bet dabar reikia judėti. Reikia judėti ir, kaip Paulius sako, daryti pažangos ir tas įmanoma yra tik su tikėjimu, tikėjimu Jėzų Kristų, kuris iš tikrųjų patinka Dievui. Taip, tai čia būtų dėl pažangos patikti Dievui. Eikime į tą antrą pažangą, kurią minėjau. Tai yra laikytis tyrais. Kaip ir minėjau, ta aplinka ir visuomenė, kur tuo metu tie tesalonikiečiai gyveno, ištvirkimas ten buvo neregėto lygio. Vadinkime valstybiniu mastu. Tai buvo priimtina ir tai buvo normali praktika. Nesinori eiti į detalės tų dalykų, bet tai buvo ištvirkimas tikrąja to žodžio prasme. Ir galbūt būtų galima jau manyti, kad tai mes turbūt nesam tokie ištvirkę arba labai tokie blogi, kaip buvo tais laikais. Ir čia norėčiau jumis sustabdyti. Pats kontekstas, ką Paulius kalba, kad ta Dievo valia pašventinimas ir tada po dvitaškio jisai sako, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo. Tai tesalonikiečių atveju, kaip ir turbūt daugiau mažiau būtų galima sakyti, aišku, tai nelysti ten į tas orgijas, neaukoti stabams ir nesusiteršti, bet jisai truputėlį peršoksiu į 6 eilutę, kad ne vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio. Jisai duoda bendrą supratimą apie ištvirkimą, kad tai nepridera. Tai nėra suderinama su šventumu, bet to pačiu jisai įveda, kad kalba eina dabar apie jau bendruomenę. Jeigu ta Dievo valia mano gyvenime, mano patikimas Dievui yra susiję kažkaip galbūt labiau čia su manim, aš turiu išspręsti savo tikėjimo klausimą, mes jau dabar pereinam į bendruomenę. Ir kalba eina apie ištvirkimą ir apie ištvirkimą su kažkaip susijusi su broliais, su seserimis. Ir paprastai būtų galima pasakyti, kad kalba eina apie santuokos tyrumą. Nors ir tesalonikiečiai Dievo yra ištraukti, yra išgelbėti, bet jų kraujyje, jų genetikoje yra įaugęs gyvenimo būdas, kuris nebūtinai iš karto iš jų yra ir patraukiamas. Ir tas galioja jų bendruomenėje. Tai tos pagundos jos vis dar yra tenais. Pasakysiu vieną dalyką. Pagunda nėra nuodėmė. Jėzus irgi buvo gundytas. Tačiau pagundimas veda į nuodėmę. Dėl to Paulius kalba. Jisai kalba kaip bendruomeniai. Dabar jūs tarpusavyje gyvenate kaip bendruomenė, apsupta pasaulio ir turinti savo kraujyje tam tikrą elgesio būdą, kuris buvo prieš tai. Jisai pačioje pradžioje laiško pasakė, jūs atsivertėt nuo stabų, jūs taip nebedarot. Bet jūs nesate apsaugoti visiškai, kad nepulsit vėl daryti tų pačių nuodėmių. Ir todėl jisai sako, saugokitės, kad ne vienas nepakenktumėte broliui. O kaip galima pakenkti? Tai paprasčiausiai geidimas yra ne savo, o brolio žmonos. Troškimas ir galbūt ėmimasis kažkokių veiksmų. Ir nesigilinsime į tos veiksmus. Ir galbūt būtų galima sakyti, tai čia, ar čia galim pritaikyti mums dabar, kaip čia mes esame su tuo susiję. Ir čia negaliu nepavartoti Jėzaus žodžių. Bendrai, kas yra susijęs su ištvirkimu. Ir jūs irgi labai gerai žinosite, bet leiskit pasidalinti tam, kad parodyti svorį ir svarbą viso šito dalyko. Mato 5 skyrius. Jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, aš, Jėzus, jums sakau.
Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, aš sakau Antanas, jeigu geidulingai žiūri į vyrą, jau svetimauja savo širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jei tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Čia neina kalba apie kažkokias amputacijas. Kur Jėzus smeigia? Jisai smeigia tiesiai į epicentrą viso šito dalyko. Ištvirkimas nėra tada, kada tu įvykdai jau veiksmą. Iš esmės, jisai prasideda širdyje. Tada, kada tu išsigeidi, tu esi pagundomas, jei neatsispiri. Ir kaip jisai rašo dėl to aistringo geismo, dėl to gyvuliško noro patenkinti savo kūno troškimus. Ir jisai sako, geriau jau ranką nusipjauti, akį išsilupti. Ką jisai turi omeny? Ar esate jūs pasiruošę, kada jūsų akis nukrypsta ne ten, kada ranka liečia ne kažką, iš tikrųjų turėti tokį šlykštulį ir geidulį, kad tu nebenori šitos dalies laikyti ant savęs. Nes visa jinai yra šlykšti, jinai yra susiteršusi ir susitepusi. Ir neduok Dieve, nežinau, ką Paulius turi omeny, kad jisai sako, kad Viešpats baudžia už tai. Nematom, kas čia tiksliai yra parašyta. Ir žinot, prisipažinsiu, kad aš nesu čia tas, kuris galėčiau stovėti ir sakyti, man pasisekė. Aš galiu būti čia ir su rankom, ir su kojom, ir su akim. Visus turis dalykus nusipjauti. Nieko neturėtų iš tikrųjų likti čia ir stovėti. Nežinau, kas čia turėjo belikti, kad galėčiau dalintis tyrai šito žodžiu. Tai negaliu neišsipažinti iš tikrųjų stovėdamas čia, kad Dieve, aš nesu vertas kalbėti šito žodžius. Ir tikiuosi, kad jisai nebaus. Bet kaip jūs žiūrite savo nuodėmę? Ar yra šleikštulys? Ar yra nepatogumas bent jau, kad jūs geriau išsižadėtumėt viso to savęs? Ir geriau pražūtumėt, nes žinot, ko Dievas reikalauja. Jisai reikalauja šventumo iš jūsų. Jūs tam esat pašaukti. Tačiau kur dedatės gundomi? Galbūt tas ir čia šiandieną vyksta. Galbūt akis krypsta į brolio žmoną. Nebūtinai veiksmų, bet širdis geidžia. Kad ne vienas neperžengtumėt ribų. Ragina šiandien Dievo žodis tą daryti. Suvokti, pamatyti, kad Dievas kviečia jumis nebūti tuščioje eigoje ir daryti daugiau pažangos. Laikyti savo santuoką nesuteptą. Suprantat, kad nereiškia, kad nepažeisti brolio reiškia, aš galiu beleką santuokoje daryti. Kaip aš galiu neperžengti tų ribų, jeigu aš laikysiu savo santuoką šventą ir tyrą? Vaikams nupiešiau paveiksliukus, tenais yra iš tikrųjų gavosi dvigubai. Tai turbūt dvigubai ir yra svarbu, kada vyras ir moteris yra kartu. Viduryje jų yra Dievo žodis. Ir tai juos apjungia. Ir tame ir yra tas tyrumas išlaikomas. Dabar nereiškia, kad tie, kurie nėra nesusitokę, tai dabar kam mums čia daryti. Kalba eina bendraja prasme apie ištvirkimą ir jūsų širdį, ir Dievo žodžiai, Jėzaus žodžiai, kame iš tikrųjų yra šaknis. Tai vis daugiau pažangos mano asmeninėme gyvenime, mano gyvenime, kuris liečia mano bendruomenę ir bendrai, kaip aš žiūriu į nuodėmę. Ar tai yra atmestinai? Ar tai iš tikrųjų yra pakankamai rimtai? Ir kai mes atgailaujame čia, kai Edvardas ar Vaidotas ar dar kažkas veda,
Kas ta atgaila jums yra? Ar priverčia jūs biškį truputėlį pradėti drebėti savo kailyje? Ar suvokit, kad artėjat prie Dievo šventumo? Ir Dievas reikalauja, jo valia jūsų gyvenime yra šventumas. Jisai nori, kad jūs jam patiktumėt. Jisai nenori, kad jūs būtumėte tie, kurie suaugę vis dar šliaužiojat ir ropojat. Pereikim prie sekančio punkto apie pažangą mylėti brolius. Paulius sako, kad jums nebereikia rašyti jau apie tą brolišką meilę. Jau jūs ir taip ją parodėt. Bet vis tiek biškį dar parašysiu, kad reikia vis tiek daugiau pažangos daryti. Mes kaip bendruomenė, vėl kaip sakau, brolius, aš turiu omeny ir sesės. Tai nereiškia, kad jūs kažkada kažką gero padarė, galbūt kažkam kavos aparatą padovanoja, jau čia ir galim sustoti. Nereiškia, kad nieko kito nebereikia daryti. Nereiškia, kad kažką reikia geriau padaryti negu kavos aparatas, bet širdis yra tenais. Ir ta broliška meilė, jinai išeina už to brolumo, vadinkime, ribos. Todėl, kad nori, nenori, kiti pradės matyti. Ir pradės klausti, kodėl jūs ten vieni kitais rūpinatės, kodėl jums svarbu, kaip gyvena, kodėl ten kažkas kažkam padeda. Ir žinote, ir tikrai gerai atsimenat, nereikia kartoti, bet pakartosiu, kaip Paulius. Jėzus pasakė, aš jums duodu naują įsakymą, kad mylėtumėte vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Taip ir jūs mylėkite vieni kitus, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Yra kur daryti pažangos. Yra padaryti pažangos, kur ir pavėžėjus brolį kažkur, padėjus kažką pastatyti, suremontuoti. Nepasilikti toje tuščioje eigoje ir judėti į priekį. Ir perbėgsiu prie paskutinio dalyko, kas natūraliai gaunasi, tai ta pažanga, kai stebi kiti. Tai mes turėjome asmeninį gyvenimą, mes turime bendruomeninį gyvenimą ir jisai natūraliai, siekiant tos Dievo valios, šventumo, patikimo jam, jisai turi išspinduliuoti ir kitiems. Ir atrodo, tesalonikiečiai gyvena tokiu dalyku. Kiekvieno skyriaus pabaigoje iki šiol ir tarp kitko ir šios skyriaus pabaigoje Paulius kalba apie Jėzaus sugrįžimą. Jisai visiems primena. Jėzus vienokiu ar kitokiu būdu jisai sugrįž. Ir atrodo, gali pradėti gyventi gyvenimą. Jo, Jėzus sugrįž, kam iš viso kažką reikia stengtis daryti? Taigi jisai sugrįž, susirinks savosius ir mes visi kartu džiaugsmingai iškeliausime. Ir gali staiga tapti tas gyvenimo būdas toksai kaip ta tuščia eiga, arba kaip mes mėgstam sakyti, einantis pagal srovę. Tai mes taip ir gyvenam. Todėl Paulius, aš esu įsitikinęs, kad dėl to ir ragina tesalonikiečius daryti taip. Gyventi ramiai, atsidėti saviesiams reikalams ir darbuoti savo rankomis, kaip mes jums esame įsakę. Atrodo, keista, ką čia Pauliau dabar turėjo omeny, prie ko čia dabar darbuotis. Tai visų pirma, jisai pradeda gyventi ramiai. Nelyskite į pasaulio aistras. Nepergyvenkit, kas dedasi pasaulyje. Nereiškia, kad manęs jau nebėra pasaulyje ir aš nebegaliu domėtis, bet gyvenkit ramiai. Nereiškia, kad užsidaryti į kiautą ir jau mes gyvenam ramiai, kad neįcypt, bet nesirūpinkit, kaip Jėzus sako, per daug, kas bus rytoj. Pasitenkinkit tą malonę, kuri yra šiandieną jums duota. Atsidėkit saviesiams reikalams. Pas jūs pakankamai daug reikalų yra. Neapsikraukit dar kažkokiais papildomais ir darbuokite savo rankomis.
Nebūkite dykadoniai, kurie lipa ant kupros savo broliams ir tikisi, kad ai kažkas už mane padarys, ai kažkaip gal aš gausiu kažką, ai galiausiai Jėzus kažkada pasirodys. Kaip tik būkite tie, kurie padeda kitiems, bet tuo pačiu tai apjungia mumis visus. Kaip mes jums įsakėm. Ar atsimenat, koks Pauliaus pavyzdys būdavo? Paulius buvo kas? Gamindavo palapines savom rankom. Kur jisai keliaudavo, kur reikėdavo, įsimdavo ir siūdavo palapines. Būdavo laikas, kada jisai pamokslauja, kada moko, bendrauja, yra laiko, eina ir dirba. Kodėl? Tam, kad nebūtų našta kitiems. Būdavo laikas, kada jį šelpdavo, bet kada reikėdavo, eidavo ir užsidirbdavo. Tai nereiškia, kad staiga tapęs bedarbiu turi jau kažkaip keistai jaustis. Kalba, suprantate, apie bendrą principą yra. Ir kodėl? Visa tai dėl to, jeigu seksime tuo pavyzdžiu, darysime pažangos, kad gyvensim ramiai, rūpinsime savo reikalais, dirbsim savom rankomis, tai bus liudijimas tiem, kurie stebi mumis. Tie aplinkiniai žmonės, kurie mato, ką mes darome, kaip mes elgiamės, kokia yra mūsų maniera, stovėsena ir koks mūsų charakteris. Kai mes kalbam apie pasaulio reikalus, apie kažkokius įvykius, jie žiūrės į mus ir sakys, jeigu mes darysim pažangos, kažkas su jais yra ne taip. Jie galbūt kažkokie yra šventi. Ir galbūt tokį epitetą esat girdėję ir savo gyvenime. Nes žmonės labai greit pajaučia kontrastą tarp to, kaip elgiasi visi ir kai kažkas išeina iš konteksto. Mes turim išeina iš pilkos minios, yra balta varna. Ir jums nieko netrūks. Nes jūs turėsit visko, ko jums reikia. Leiskit prieiti prie pabaigos. Pažangos niekada nebus gana. Jinai žmogui nėra pasiekiama. Tai nereiškia, kad nereikia jos siekti. Tačiau galbūt šiandieną jūs sėdit čia susirinkę, galbūt kažkas klauso ar klausysis ir iš tikrųjų pajaus, kad ne tik nedarau pažangos, bet dar ir žygiuoju atgal, kad toli gražu man ta pažanga ir turėčiau būti paliktas 2, 4 ar dar kažkiek metams pataisų. Jaučiu tą gėdos jausmą, kad neįvykdau Dievo standarto. Žinot ką, broliai sesis, jūs esate geroje vietoje. Labai gerai, jeigu taip jaučiatės. Nes ir aš taip jaučiuosi. Aš suprantu, ant kiek toli esu. Bet tuo pačiu, žinotės, kom vadovauju? Tuom, kuris patinka Dievui. Štai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Paklausykite, ką jisai sako apie jūs. Ateikite pas mane visi, kurie esat prislėgti. Prislėgti tos nuodėmės naštos. To noro galbūt patikti savo jėgomis, kurio niekada nepasiekėt. Arba bandote save apgauti, kad štai aš darau pažangą dėl Dievo, nors iš tikrųjų visą darote iš savo pastangų. Galbūt vis dar esate tie, kurie turite vaikščioti, bet vis dar šliaužiate. Dievas neatmeta jūsų. Jisai sako, ateikit pas mane visi, kurie šliaužiate, ir aš jūs atgaivinsiu. Kaip rašo tekstas, jūs neklausydami, jūs ne mano žodį atmetat,
Nesvarbu, ar manęs, ar kažkas kitas, kas pasakoja. Paulius. Ne Pauliaus žodis yra atmetamas. Tai yra Dievo valia tikintiesiems, jų šventumas, jų pažanga jų asmeninėme gyvenime, judėti to šventumo link, nepasilikti toje tuščioje eigoje. Bet tas asmeninis gyvenimas, jisai juda į bendruomeninį gyvenimą. Kaip mes gyvename bendruomenėje. Ir tas galiausiai jau išsitransliuoja į bendrą pasaulį, į bendrą sociumą. Tad jūs kviečiami šiandieną, kaip ir tesalonikiečiai, daryti daugiau pažangos šventume, pasikliaudami, kad ką Viešpats jumyse pradėjo, jisai ir užbaigs. Ir jisai jumis lydės. Paskaitysiu dar vieną ištrauką pačiai pabaigai ir tada visi stosime giedoti giesmės, kad viską atiduodu Jėzui. Tai pamėginsiu surasti laišką Hebrajams 12 skyrių, 12, atsiprašau. Taip, 12 skyrius, 12-14 eilutės. Manau, kad į temą apie tą tvirtą vaikščiojimą. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad kas luoša neišnirtų, bet tvirčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpatės. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo suterždama daugelį, kad neatsirastų, jau toliau skaitau, kad neatsirastų ištvirkelių bedievių kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmagimio teisės. Būtų galima skaityti ir skaityti. Toks šiandieną Dievo žodis. Amen. Susiraskite giesmių vainiką, raudonas knygutes ir giedosime 155 giesmę. Atiduodu viską Jėzui.